Sveiki sugrįžę po kavos pertraukos į mūsų paskutinę sesiją, kuri nors ir paskutinė, bet tikrai pagal savo svarbą, aš manau, galėtų būti pirmąja, nes mes šnekėsime apie švietimą, kurio vaidmuo jau buvo paliestas prieš tai buvusioje sesijoje, daktaro Švedo pranešime, kokį dėmesį skiria totalitarinis režimas, turbūt ir visi totalitariniai režimai skiria propagandai. Ir kaip matome dabar, taip pat yra skiriamas didelis dėmesys iš mūsų rytų kaimynės pusės, kad tas susiformavęs stereotipinis požiūris į istoriją nedaug dievė nebūtų pakeistas, kad žmonės nekalbėtų, kad žmonės nežinotų tiesos, ypatingai jaunoji karta, kad būtų auklėjama ir ugdoma ant praeities nežinojimo ir ant stereotipų. Taigi ši sesija skiriama švietimui propagandai. Tai taip pat ir paskutinė mūsų sesija, tai po jos mes kalbėsime ir siūlysiu diskutuoti ne tik apie šios pranešimus, tačiau ir apskritai apie visą mūsų konferenciją, visas temas. Ir pirmam pranešimui noriu pakviesti svečią iš Čekijos Respublikos, Najbert Jaroslav. Jis yra istorijos mokytojas, praktikas, bendradarbiaujantis su mūsų partneriais Totalitarinių tyrimų institutu. Jo interesų sritis yra santykiai tarp atminties ir edukacijos ir jo pranešimo tema žiūrėk taip vaikė. Kaip mokyti vyresnių socialistinės Čekoslovakijos piliečių palikuonis. Prašom. Iš tikrųjų, gerbiamoji publika, laba diena. Aš mokytojas, iš tikrųjų, dirbu vidurinėje mokykloje. Ir iš tikrųjų matau ir pavargusių veidų, bet nesijaudinu dėl to, todėl kad klasės į pamokų pabaigą tokių pat veidelių matau daug. Tai iš tikrųjų, turbūt vertėjo palūkėti paskutinės konferencijos dalies, todėl kad dabar kalbėsime ne apie praeitį, mes kalbėsime apie ateitį, o mano patirtis rodo, kad tai labai svarbi švietimo sritis. Aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip mokyti, tai nepaprastas klausimas. Prieš atsakydamas į šį klausimą norėčiau truputėlį papasakoti apie istorijos dėstymą. Jei kalbėtumėme apie istorijos mokymą, žinau, kad daug mano kolegų sakytų, kad istorijos mokytojai populiarina istoriją kaip mokymą. Ir iš tikrųjų mokytojai pirmiausia tiesiog paaiškina ir parodo, kokie buvo tie tikrieji faktai. Realybė mokykloje yra tokia, kad mokytojai negali laukti 20 metų, kad ateitų tikrasis mokslinis įvertinimas apie tai, koks buvo sovietų režimas. Taigi mes turime pagaliau susidurti su įvairiais mokiniais, su skirtinga mūsų mokinių istorinė atmintimi, praeitimi ir suvokimą. Ir dabar istorijos daug temų yra diskutuojama ir aišku interpretacijos dėl turtinių ar politinių priežasčių yra labai įvairios. Ir istoriniai įvykiai reikalauja, kad mes naudotumėmės priemonėmis padedančiomis mūsų mokiniams suvokti ir interpretuoti įvykius. Todėl šiuolaikiniai mokytojai turi parodyti, kad praeitį galima vertinti labai įvairiai. Ir mes tai vadiname daugiapusių požiūrių. Dabar norėčiau... Taip.
Gerai. Veikia. Taigi dabar aš norėčiau pakalbėti apie vieną konkrečią problemą, kuri svarbi mokyklai. Tai yra komunistinės diktatūros atmintis šeimoje ir kiek ji yra svarbi dėstant istoriją mokykloje. Tai pirmiausia norėčiau, kad jūs žinotumėte, apie kokią istorinę atmintį aš kalbu. O tai yra savoka, kurią prancūzų sociologas Maurice'as Halbachas perėmė ir ją dar patobulino Janas Asmanas. Iš tikrųjų, esminis skirtumas tarp kultūrinio ir komunikatyvaus yra būtent šeimoje. Taigi, kiekvienoje visuomenėje tas pats gali būti vertinamas skirtingai. Aš savaime suprantama į viską pažiūrėsiu iš pokomunistinės Čekijos visuomenės pozicijų. Ir perduodant kultūrinę atmintį, kas tai bebūtų, ar tai būtų oficialūs tekstai, ar kokios tradicijos, ar pagaliau paminklai, ar šventės, visa tai turi ir tam tikrą institucionalizuotą formą. Dabar mokykla kaip institucija reiškia, kad turi būti tų, kurie perduoda pagrindinės mintis, o tai taip pat reiškia, kad turi būti ir suvokimas, ir taip pat aiškinimas. Dabar 1968 metų rugpjūčio mėnesio įvykius taip pat reikia aiškinti. Tai yra Čekijos kultūros atmintis. Aš labai gerai atsimenu, kad mano seneliai man pasakojo, tai reiškia, kad aš gavau šeimos atmintį. Taip pat yra atskiri dokumentai, kurie padeda mokytojams dirbti su atmintimi. Yra dabar tokia švietimo pagrindų programa, kurioje yra numatyta misija. Tai yra asmens istorinės sąmonės taikymas ir pastangos išsaugoti tęstinumą ir istorinę atmintį, ypač istorinės atminties perdavimą. Šie tikslai, negerai, taip. Taigi reikia pagalvoti, kokią istorinę patirtį norime perduoti ir kokį tęstinumą norime užtikrinti. Žinoma, kad tai priklauso nuo mokyklų, priklauso pagaliau nuo mokytojų. Taigi mokyklos programa negali detalizuoti visko, tiesiog mokykla formuoja bendrą mokytojų pilietinį požiūrį ir ta savoka, kad mes priklausome bendrai Europos civilizacijai ir kultūrai. Taigi, reikalavimas ir pabrėžti vertybės, kuriomis remiasi šiuolaikinė demokratinė Europa. Dabar mūsų tikslai yra atminti tuos, kurie aktyviai priešinosi komunistiniam režimui ir nedemokratiniam režimų aukas. Ir žinoma, kad tai daugiausiai yra nacių okupacijos aukos, o taip pat ir komunistinės diktatūros aukos. Problema yra ta, kad dauguma mano mokinių iš tikrųjų ne politinių kalinių vaikai, o tiesiog buvusios socialistinės Čekoslovakijos žmonių vaikai. Ir reiškia, mokytojai turi perduoti ir politinių kalinių patirtį, ką reiškia pagaliau Prahos pavasaris, tai kaip dabar su kolektyvinė atmintimi, šeimos atmintimi. Dabar pirmiausia, šeimininės atminties moksliniai tyrimai tik prasideda. Vokiečiai šitoje srityje turi didelę patirtį ir jie nacių nusikaltimus ir nacių režimą jau tyrė daug metų. Ir aš iš tikrųjų skaičiau knygą, kuri tai yra Haraldo Velcerio knyga, mano senelis nebuvo nacis.
Nors šeimos atmintis jau yra tokia, lyg ir šeima neprisipažįsta buvusi ar turėjusi nacių. Ir tada tėvai savo ten vaikams, pagaliau anūkams, negali tinkamai perduoti nacių vykdomų siaubų. Savo institute mes vykdome projektą, kuris vadinasi Dideli ir maži šiuolaikinės istorijos pasakojimai. Pagrindinis projekto tikslas yra parodyti didžiąją istoriją per mažasias istorijas, per mažuosius pasakojimus. Yra 3 pagrindinės dalis, tai yra metodika, kaip reikia mokyti mokinius ir kaip juos motyvuoti, pagaliau yra apklausų vykdymai. Mes per pirmosius 2 metus didžiausią dėmesį telkėme tam, kad galėtumėme prisiminti ar paaiškinti, kas buvo Pragos pavasaris ar aksominė revoliucija. 2011 metais pradėjome vykdyti programą ar nagrinėti temą, kuri vadinasi Mano šeima normalizavimo laikotarpiu. Žinoma, reikia prisiminti, kad čekų disidentai, kuriuos atstovavo ir Vaclavas Havelas, yra pakankamai gerai žinomi ir nepriklausomai nuo to, kad disidentai tikrai daug padarė, 99% juos palaikė ir pagaliau vyko pasipriešinimas Sovietų sąjungai ir nepamirškime, kad 90-mečio pabaigoje Sovietų sąjunga jau bent Čekoslovakijai nebeegzistavo. Buvo apklausta 220 žmonių ir švietimo ministerija yra numačiusi tęsti projektą. Aš dabar norėčiau papasakoti apie tai, kaip vykdoma apklausa. Daug mokinių, kurie dalyvauja projekte, tai pirmiausiai jiems yra taikomas žodinės atminties principas. Tai reiškia, kad vienas klausinėja kito, bet įdomu yra tai, kad klausiantysis ir atsakantysis yra kažkokie surišti artimesnių ar tolimesnių šeimos saitų. Ir gauna, aišku, mokiniai informacijos iš vadovėlių, bet kada jie kalba apie tai, jie visiškai kitaip priima istoriją. Ir, tai, pavyzdžiui, tėvai, seneliai, pagaliau žiūri nuotraukas, šeimos nuotraukas. Ir tam tikrą prasme tokiu būdu yra užrašoma atmintis. Ir tokiu būdu galima sukurti kitokį praeities modelį. Tie, kurie pasakoja, iš tikrųjų visada stengiasi padaryti įtaką tam, kuriam jis pasakoja. Ir tai reiškia, kad ne tik tai yra išdėstomi faktai, bet jie yra nuspalvinami. Istorikai suprato, kad Čekijos visuomenę negalima vertinti vienavertiškai, todėl kad buvo skirtingų grupių. Pagaliau yra keli būdai vertinti praeitį. Žinoma, daugiausia yra neigiamų praeities vertinimų. Bet reikalas yra tas, kad šeimos neatsimena kažkokių konfliktų. Ir nei tie, kurie klausinėjo, nei tie, kurie klausė, nenorėjo pripažinti, kad normalizavimo metu buvo tokių, kurie dirbo su komunistais. Ir iš tikrųjų atsakomybė dažnai yra sumenkinama ar priskiriama režimui ar valdžiai. Ir liudininkai retai kada prisipažįsta, kad buvo komunistų partijos nariai. Ir konfliktas iš tikrųjų labai akivaizdus, kad kalbama apie vagystę, pavyzdžiui. Net buvo toks juokas, tas, kas nevagia, tas apiplėšia
šeimą. Tai iš tikrųjų toks lyg ir požiūrio reikalas. Ir tai taip pat reiškia, kad kažkada nebuvo prekių ir reikėdavo jų gauti. Ir aš, pavyzdžiui, iš savo mokinių supratau, kad jie mano, jog privati nuosavybė, tai kas tavo, yra labai svarbu, bet tai, kas yra kito ar valstybės, nėra toks svarbus dalykas. Ir iš tikrųjų dar išaiškėjo, kad, pavyzdžiui, ar per rinkimus, ar viešųjų iškilmių metu šeimos nariai, vyresni šeimos nariai komunistinių laikotarpių lyg ir turėjo susitaikyti su savo sąžinė, nes lyg tai iš tikrųjų jie nebūtų norėję taip elgtis. Aš manau, kad Čekijos šeimose prasideda irgi toks bendravimas šeimose, kurį parodė ir vokiečių tyrimai. Pirmiausia, matosi, kad mokiniai yra priešiškai nusiteikę komunizmo atžvilgių, bent jau tie, kurie dalyvavo apklausoje. Ir mokiniai apibrėžia savo požiūrį. Ir nėra vienaverčio vertinimo, todėl kad mokiniai rodo savo antikomunistinį nusistatymą, kuris tikriausiai ir vyrauja. Ir mokiniai pasisako prieš tai, kad buvo ribojama žmogaus teisės, kad buvo ir bendrasis požiūris tas, kad komunistai tai buvo šunsnukiai, bet šeimoje tokių šunsnukių, tai yra komunistų, nebuvo. Pavyzdžiui, vienas iš tokių dažnų pasisakymų, kuriuos galima girdėti iš mokinių, yra, kad mano senelis nebuvo tas komunistas. Aš dažnai klausiu savęs, ar iš tikrųjų, ar visi postkomunistiniai mokytojai susiduria su tokiais atsakymais. Manau, kad taip, šeimos atminties tyrimai dar tik prasideda ir iš tikrųjų dar rezultatų negalima būtų taikyti, norint įvertinti visą Čekijos visuomenę. Svarbu tik tai, kad kai vyko nacių režimas. Jis yra daugumas jau įvertintas, bet 40 metų komunistinės diktatūros vertinami kitaip. Kaip bebūtų, bet šeimos atminties aiškinimas ar vertinimas yra svarbus projektas vykdomas toliau ir aš manau, kad iš tikrųjų įvertinti iš daugelio perspektyvų yra tikras metodologinis iššūkis. Kartais atsiranda nesutapimų ir, pavyzdžiui, atsiranda labai rimtų net konfrontacijų ar labai karštų diskusijų tarp skirtingų požiūrių toj pačioj klasiai. Diskusiją galima matyti ir mokykloje, ir šiaip viešame gyvenime, pavyzdžiui, Čekijos vyriausybės, kurie yra liberalų partijos daugiau atstovai, su komunistais niekaip nesutaps. Ir tokios diskusijos girdimos ir aludėse ir taip toliau. Iš tikrųjų, didžioji dalis Čekijos visuomeninės atminties komunizmo atžvilgių yra žinoma neigiama. Ir šeimoje apie tai taip pat kalbame, mokiniai gauna nemažai informacijos apie komunistinę diktatūrą ir mokiniai atsineša į klasę labai skirtingą šeimos ar savo artimųjų patirtį. Mano kolega Jaroslavas Pinkas susitikime, kuriame dalyvavo čekų ir vokiečių žodinę istorinę patirtį tyriantis mokslininkas, susitikimas įvyko Pragoje rugsėjo mėnesį, pabrėžė, kaip svarbu
yra tolerancija mokymo procese, kad reikėtų pasakyti, žiūrėk, tu mes galime pasakyti, kad žmogus neteisus, bet reikia gerbti požiūrį. Galima nesutikti, bet gerbti požiūrį reikia. Ir mūsų projektas dideli ir maži laikinės istorijos pasakojimai kaip tik yra skirtas tam, kad galima būtų perduoti šeimos atmintį ir kad galima būtų ją ištirti. Ir žinoma, kad pavyzdžiui dėl valstybinio socializmo Europoje, aišku, kad nuomonės skiriasi. Socialistinis stabilumas ir visiškas užimtumas jų geras dalykas. Kaip jums atrodo? Ačiū uždėmesi. Ačiū Naibertui už įdomų dalykišką pranešimą. Sekanti pranešėja Aja Abens iš Latvijos. Jinai yra doktorantūros studentė, jeigu taip galima pasakyti, būtent tyrinėja šias temas ir propagandos klausimus Sovietų Sąjungoje. Ir jos pranešimas yra istorijos mokymas Sovietų Sąjungoje, atminties primetimas jėga. Prašom. Beje, noriu priminti, kad ponia Aja yra Latvijos okupacijos tyrėjų bendrijos narė. Life stories have taken on an important role in the interpretation of historical facts. Pasakojimai apie gyvenimą įvairiai gali būti interpretuojami, kuomet kalbame apie istorinius faktus. Campbell teigia, jog mes galime kalbėti apie atsiminimus, apie atmintį, tačiau neturėtume pamiršti ir socialinės valdžios, kurią kažkada turėjo valdžia. Socialinė galia valdžia gimsta iš santykių atsiminimo. Ir čia dalyvauja 3 dalyviai, tai yra kalbėtojas, klausytojas ir kiti, kurie prisideda prie prasmės kūrimo. Dalindamiesi mes sužinome apie savo prisiminimus, apie atmintį, suvokiame save patį, įtakojame kitų santykius. Jeigu mes saugome save, jeigu saugome savo atmintį ir nesidalijame ją, tampa sunku pasakoti apie praeitį ir skatinti kitus atsiminti apie ją. Latvių visuomenė taip pat patyrė istorijos traumą, atsiminimo traumą, kuomet buvo sunku kalbėti apie praeitį. Tai yra dalis mano daktaro disertacijos darbo, kurį ketinu po kelių savaičių apginti. Tai yra darbas apie tai, kaip mokytojai buvo mokomi istorijos, kaip mokytojai buvo mokomi dėstyti istorijos dalykų bei kitų dalykų. Visų pirma, mane domino, ką tirti mokytojai galėjo papasakoti apie tai, kaip jie buvo mokomi mokyti konkrečių dalykų. Taip pat atsižvelgiau į savo santykį su mano apklaustaisiais mokytojais. Taigi apklausiau 10 mokytojų, kurie dėstė stalinizmo laikotarpiu 44-56 metais, kuomet buvo demaskuotos Stalino politikos. Mokytojai buvo suskirstyti į 3 grupės, į vyresniųjų mokytojų grupę, į vidutinio amžiaus mokytojų grupę ir jaunesniuosius mokytojus. Pastebėta, jog kuo vyresni buvo mokytojai, tuo daugiau jie užsiminė apie baimę, apie valdžią, kuriems buvo primesta. Tais laikais mokymas, švietimas buvo kontroliuojamas sovietų valdžios.
Buvo pastebėta, jog apklaustieji mokytojai užsiminė būtent mokymosi programas, vertinimą, bendravimą su studentais ir taip pat ryšius su šeima kaip esminius faktorius, kurios kontroliavo valdžia. Pradėsiu nuo mokymosi programas. Ankstyvaisiais Stalino laikotarpio metais daugelis mokytojų nemokėjo skaityti labai gerai rusiškai, tačiau jie buvo priversti dėstyti iš rusiškų knygų. Jie privalėjo mokytis apie mokymosi programas, kaip jas sudaryti, kokią metodologiją vadovautis iš rusiškų vadovėlių. Vienas mokytojas pasakojo, jog buvo nepakankamai pasiruošęs dėstymui ir nepakankamai buvo susipažinęs su mokymosi programa. Jisai pasakojo, jog didaktinės paskaitos pamokos buvo labai teoretiškos ir jos aiškino apie tai, kaip pamokos turėtų būti vedamos. Teorija buvo nelabai siejama su mokytojų praktika. Daugelis mokytojų, kurie dėstė istoriją, tai buvo tie mokytojai, kurie atvyko iš Rusijos, kurie kažkada gyveno Rusijoje, nes jie buvo labiau patikimi, tai buvo patikimesni mokytojai, kurie galėjo dėstyti istorijos. Vidutinio amžiaus grupėje apklausti mokytojai taip pat išreiškė savo nepasitenkinimą apie mokymą tais laikais. Jie teigia, jog juos skatino baimė bei jų dėstymai įtakojo ideologiją. Jų taip pat buvo reikalaujama pamokų pabaigoje ir pakalbėti apie ideologijos rezultatus. Ir vėlgi daugeliui mokytojai tai atrodė problema, kaip tai inkorporuoti į savo dėstomą dalyką. Tiesa, vienas mokytojas pasakojo, jog štai, tarkim, dėstant istoriją, tą padaryti nebuvo taip sunku. Nebuvo sunku kalbėti pamokos pabaigoje apie meilę tėvynei, patriotizmą, kolektyvizmą ir kitus ideologinius reikalavimus. Apskritai pamokos buvo ideologinės, pagrįstos ideologija. Mokytojai neturėjo daug galios savo profesinėme gyvenime ir tai gali atspindėti ir tas faktas, jog jie neturėjo daug medžiagos, iš kurios jie galėtų dėstinti savo dalyką. Jie galėjo dėstyti senovės viduramžių istoriją, tai buvo ganėtinai įdomus dalykai ir ganėtinai saugus politiškai tariant. Mokytojams buvo kur kas sunkiau dėstyti istoriją ar marksistinę, leninistinę istoriją. Tai buvo dalykas, kuris buvo atskirtas nuo kitų istorinių aspektų, jis buvo dėstomas atskirai. Ir mokytojai džiaugiasi galėję nedėstyti Latvijos istorijos, nes tai buvo išties labai politizuotas dalykas ir įdėstyti būtų buvę sunku. Dar vienas mokytojas prisimena, jog jam buvo perspėta po to, kai pasiskundė rusakalbis studentas apie tai, jog jis per daug dėsto apie latvių istoriją. Taip pat vadovėliai iš tarpukario laikotarpio buvo draudžiami ir juos tik slaptai galėjo skaityti mokytojai. Kalbant apie vertinimą, mokytojus nuolat tikrino komunistų partijos atstovai, švietimo institucijų atstovai, dėstė apie tai, tikrino, kokią metodologiją vadovaujasi mokytojai, kaip jie dėsto pamokas. Kartais nebuvo pastovumo, kas atlikdavo tokius tikrinimus. Kartais tai būdavo mokytojas, kartais tai buvo komunistų partijos sekretorius. Vienas iš mokytojų išreiškė nepasitenkinimą tokiais patikrinimais. Jis teigia, jog vienu atveju buvo pasiskųsta, jog jo pamokoje neakcentuojamas patriotizmas, dar kitą kartą buvo pabrėžta, jog jis nepakankamai, jog jo dėstomas dalykas yra per daug religizuotas.
Buvo stebima apie tai, kaip pamokoje dalyvauja mokiniai. Taip pat mokytojų darbai buvo tikrinami atsižvelgiant į tai, kokius pastebėdamus pateikdavo ir jų kolegos mokytojai. Mokytojai turėjo stebėti mokinių pasiekimus. Mokytojai galėdavo pateikti savo mokiniams konkretų dalyką, apie kurį galėtų pakalbėti studentai per pamokas, tačiau be abejo tai turėjo būti susiję su režimo ideologija. Kalba per pamokas turėjo tik tais vieną tikslą – apibūdinti tikrovę ir faktus apie tų dienų pasaulį. Tačiau tokiu atveju, kuomet pamoka buvo stebima ir tikrinama, tokiu atveju buvo labai atsargiai elgiamasi per pamokas. Some of her students switched these two sentences around, resulting in a completely different interpretation of history. She noted that the students were messing about in class this way, but she warned them not to. Vienu atveju vienas mokytojas pasakojo, kaip per jo pamoką vienas mokinys nusprendė sužaisti žodžių kalba per pamoką, tačiau vėliau perspėjo, kad turėtų atsargiai elgtis savo žodžiais. Taip pat mokytojai prisipažino, jog dažnai turėjo ir meluoti apie neseniai vykusius istorijos faktus. Mokiniai nelabai gerai suprasdavo jiems dėstomą medžiagą ir kiek tai atitinka tikrovės faktus. Kitas kontrolės būdas, kurio nevaldė mokytojai, tai buvo bendravimas su studentais. Keletas mokytojų kalbėjo apie protingus studentus, kurie marksistinę, leninistinę, stalinistinę ideologiją naudodavo pabrėždami jos trūkumus. Mokytojai tokiu atveju tik tai stylėdavo. Kalbant apie Latvių okupaciją, mokytojai dažnai tik tais tylėdavo, nieko nesakydavo mokiniams apie tai. Visi mokytojai naudodavosi politiškai korektišką kalbą, kalbant apie tokius istorijos faktus. Daugelis mokytojai teigia, jog iš esmės gerai sutardavo su mokiniais ir visi vyresnieji mokytojai pasakojo, jog kuomet vykdavo atviras pokalbis su studentais, jie dažnai pabrėždavo, jog jie pažinojo labai gerai studentus ir pažinojo, iš kur yra kilusi jų šeima. Galiausiai daug įtampos kėlė ir mokytojų šeimos istorija. Tai buvo taip pat būdas įtakoti mokytojų darbą. Buvo pastebėta, jog daugelį vyresnio amžiaus mokytojų įtakojo baimė. Dažnai mokytojai pasakojo, jog buvo kviečiami į pokalbį su direktoriumi. Ir tokių pokalbių tema tapdavo nemalonus faktas iš jų šeimos gyvenimo. Again, because of their politically correct pedigree. A Communist Party official actively discouraged one teacher against marrying the girl he loved. Vienas mokytojas pasakojo, jog vienas komunistų partijos atstovas labai aktyviai ragino mokytoją nevesti merginos, kurį jis mylėjo vien tik dėl to, kad jos tėvai buvo ištremti į Sibirą ir tai nekaip atrodytų jo gyvenimo aprašyme.
This preoccupation with elements of fear appears in the recollections of the teachers who witnessed. Taigi mokytojai labai aiškiai pasisakė, jog This leads me to the discussion baimė labai įtakojo jų darbą. the relationship between the interviewer and the interviewee. Tad galiausiai tai privedė mane prie to, jog turėjau atsižvelgti į tai, koks buvo mano ryšys su mokytojais. Very guarded about Daugelis mokytojų kalbėjo labai atsargiai, education during the Soviet era. kuomet buvo kalbama apie While this was my sovietinį periodą. it also gave me pieces of inside knowledge I might never have attained through the questions I had prepared. Aš sužinojau ir tokių dalykų, kurių net nesitikėjau išgirsti. Small town who was quite Vienas mokytojas kilęs iš mažo kaimelio labai trumpais atsakymais atsakinėdavo mano klausimus. denied Kuomet aš jos klausiau apie jos darbo pasiekmes, man mokytoja labai aiškiai pabrėžė, jog told me that she had married a Russian after the war and therefore kalbėti apie sovietų represijas buvo netgi populiaru ir madinga. about half of the teachers I approached refused to speak to me, claiming old age, illness, or that they had nothing to offer. In the debate on cultural memory, Connerton addresses the popular conception that while remembering is considered to be a virtue, forgetting is a failing. He offers several types of forgetting. Labai dažnai sakoma, kad paprasčiausiai užmiršta, kas įvyko. Aš iš tikrųjų pastebėjau, kad yra 3 pamiršimo pobūdžiai. Pirmiausia, tai yra represinius faktorius, todėl kad dėl baimės, represijos baimės žmonės paprasčiausiai arba nenori prisiminti, arba neigia, kas buvo. Iš tikrųjų, ši tema egzistuoja visur, todėl kad labai daug mokytojų nuolat kalbėjo man apie tai, kad jie turėjo arba meluoti apie istorijos faktus, jokių būdų nesakyti apie savo šeimą, apie tikrąją istoriją, taigi reikėjo tiesiog legitimizuoti Sovietų sąjungą ir sovietų elgesį. Dabar kita priežastis yra